Sveiki, su jumis Tomas ir šiandien pabandysiu pasidalinti vieną idėją, kurią sugalvojau nesenai. Tai esmė yra tame, kad esat pas mane YouTube'ai matę, kaip aš bandžiau apsaugoti medelius nuo piktžolių, kad neaugtų aplink kamieną. Taigi pavyzdys tenai slyva. Tai bandėm dėti agroplėvelę, po to bandėm mulčiuoti, bet tas dalykas nelabai pasiteisino. Pirmas dalykas tuo, kad mes turėjom pastoviai tą mulčiuoti ir tą mulčią padėdavo augti žolės, tai reikėdavo ravėti, o jeigu tu užlauki, tada ta žolė įaugdavo į agroplėvelę ir tada nusilūpdavo ten tą agroplėvelę. Po to ir su tymeriu vis tiek reikėdavo kažkaip apsaugoti, nors ir esmė tame, kad vis tiek palei patį kamieną augdavo žolės ir vis tiek kažkaip su tymeriu apipjaunant reikėdavo saugoti. Po to bandžiau tokį dalyką, kaip dėti kanalizacijos vamzdį, ten kiaušyje, kur čia, man atrodo. Tai va, ar jisai pasiteisino? Toks gal. Pavyzdžiui, galiu parodyti, tuoj nueisim, pakalbėsiu apie šičia arčiau bus. Tai esmė yra ta, kad kaip ir viskas būtų gerai, bet yra vienas niuansas, kad pradeda kartais skruzdėlės ten statyti namukus ir kraut žemės, kas yra labai blogai pačiam liemeniui, kamienui pačio augalo. Tai toks irgi, čia matot, kaip išnekėjau, tą agroplėvelėje ir vis tiek apauga žolė. Tai dabar priėmiau tokį sprendimą, kad pabandysim padaryti taip ir parodysiu, kaip aš darau ir gal kažkam patiks tokia idėja. Tikrai turit ir galit gauti senų padangų automobilių. Tai dabar yra tas dalykas, kad, pavyzdžiui, aš pasakysiu pliusus, o gal kas turėsit minusų, pasakykit. Tai pliusas yra tas vienas pliusas, kad su tymeriu reikia pjauti čia, tai tymeris gali kapoti padangų šoną, nieko tokio, viskas tvarkoj. Dar vienas pliusas yra, kad dedat mulčią storai ir galit mulčią dadėti. Būtent čia yra medžio mulčias smulkinto. Ir gaunasi taip, kad žolėm bus sunkiau pasikalti. Jeigu pasikals, žemė bus minkšta ir bus lengva žolė išrauti. Dar vienas pliusas, iš čia žolė negalės patekti šaknim ten, nes šiaip dažniausiai, jeigu esat su kastuvu kasę, žolių šaknis tiek. Jos nepalis tikrai turbūt ir tenai nepadės šaknytis. Dar vienas pliusas yra tas, kad sausom vasarom jūs galėsite ramiai palaistyti ir vanduo nenubėgs. Aš buvau aplink tuos augaliukus visus padaręs tokius kaip ir kalniukus, bet po kiekvienų žiemų ta žemė pasiformuodavo ir gavosi taip, kad nelieka tų kalniukų ir jeigu reikia palaistyti, tu negali pripilti daug. Čia dabar aš galiu drąsiai 10 litrų laistytuvą supilti. Dar vienas pliusas, jeigu matot, yra trąšų grūdeliai, tai gausis taip, kad visos trąšos sės į apačią. Jeigu laistysit, lis lietus, jos nenubėgs kažko, o tiesiog eis į apačią ir vis tiek žemė liks, kad augalas pasisavintų. Kas dar? Jeigu dabar sudinčiau šitą medelį gynai šviežiai, čia yra sudintas prieš metus, jeigu šitą medelį sudinčiau šviežiai, tai būčiau gynai kasęs duobę, įdėjęs į apačią tinklą, tada dėjęs padangą ir tada sudinęs su naujom žemėm čia įdėjęs mulčią. Dėl ko? Nes būna, kad kurmis palenda ir gali iškelti, tai tiesiog būtų įmanoma apsisaugoti. Tai va, tokie pliusai, nežinau, tikrai pas mane tų padangų yra. Ir aš galvoju, parodysiu, kaip aš darau. Tai va, ir čia pavyzdžiui irgi buvo. Čia buvo irgi duobutė. Ir laistymai buvo padaryti, juoda ta duobutė, bet tiek nepilsi ten tų žemių.
Aišku, šitam medeliui bus sunkiau, nes jeigu matot, jis yra biški didesnis jau, tai reikės kažkaip sugalvoti tas šakas palenkt, kad užmauti tą padangą, nes pačios padangos aš nenoriu pjauti, nes jeigu padangą pripjausi, tada gausis taip, kad bus kur ištekėti vandenį. O dabar, ką, bandysim pafilmuoti visą procesą. Nežinau, tai gera idėja, nes aš dalinausi, kad kitom idėjom, kad dėjau agroplėvelę, mulčiavau viską. Nu, bet vat, kaip matot, yra niuansų, praeina kažkiek laiko, viskas keičiasi, viskas, kaip sakant, daugiau suprantam, daugiau tobulėjam, pamatom minusus, pliusus ir bandom tuos įspręsti dalykus. Tai va, o dabar ką, mes esam pasiruošę atsivežę čia tačkę visko, padangą, parodysiu kaip joviau, mulčią, viską turim kastuvą ir bandysim su šituo medeliu šiandien pasidarbuoti. Parodysiu kaip aš dariau. Ir bandysiu dar ir kumelius taipogi, bet jau turbūt ne šiemet, nes jau vasarą į pabaigą nebenoriu labai šių jų judinti. Tai va, ką judam, ne? Nu ką, pirmoji eilėje paruoškim padangą. Seniau, aišku, padangose, gal ir dabar kai kuriuose padangose yra metalinių vielučių. Dabar tai tiesiog yra siūlai, tai su paprastu normaliai pagaląstu peiliu galim gražiai atsipjauti. Aš pjaunu, kad biški lenktųsi vidų, dažniausiai būna vis tiek kažkokie žymėjimai, tai aš ties tais daug mažiau varau. Tai nu va, viskas, padanga yra paruošta. Kaip jau minėjau, ta agroplėvelė tai tiesiog skruzdėlių rinkinys. Ir nieko gero iš esu dabar, pavyzdžiui, vajimu, buvo čia didžiulių plotų uždėta agroplėvelė, nu nieko, šias nebelikė. Tik tai skruzdėlė susiveisė, šaknis įleido žolės ir dabar kaip iš jos jokios naudos kaip jau nebeliko. Ir dabar tokia mandas. Taip, ką aš toliau darau? Uždedu tą padangą. Taip va, pasigaunu maždaug kaip bus centras, kaip kas. Pasiemu paškiamų dažų. Ar kažkaip kitaip galit. Ir pasižymė, kur kas čia. Dabar taip aš kai dariau prieš tai obelį, tai tiesiog iš anos pusės varau ir tada bandžiau atkasti tą gylį padangos. Bet pastebėjau, kad labai įsidrasko šitą vietą žemės. Tai tam, kad nepažįst labai šaknų, taip pat ir iš vidaus apsibrėžti dažais ir iš lauko. Ir tada per visą dabar vidinį ratą jau padariau, dabar darysiu išorinę biškį, irgi taip plačiau. Ir dabar mums reikiamą gylį gražiai išimti tą visą. Dabar buvusią žolės velieną atsargiai bandau palaidoti, kad neišjudint labai šaknų obels, kad būtų mulčias kuo storiau. Nu ir dabar mulčią beriam. Kuo storiau, tuo yra geriau iš tikrųjų. Bus sunkiau žemėj pasikalti.
Tai va, aš dar parašau viršui ir noriu parašyti apačioj, kad ją bandytų biškį tiesinti. Tai aš manau, ties ta vieta. Dar parašiu vieną. Nu, o dabar gausis šitas traukia vidurį, viršus trauks tenai. Ir aš tikiuosi, kad mano medelis išsitiesins. Nu ir paskutinis darbas, kad ant to šaknis vis tiek kažkiek jau nusitraukė, kad augalėlis dabar gan sausos dienos, tai mes jį laisvai paliesim. Visą laistuvą supilsiu ir kaip minėjau, dabar vanduo nieko nesubėgs, tiesiog eis žemyn. O jeigu būtų žemės, tai jau būtų tekėjusias iš šonus. Nu ką, viskas. Kaip matot, pašalinau tą vamzdį. Ir matysim. Aš matau daugiau pliusų. O kai bus, laikas parodys. Ir jeigu kažkas nesigavo, būtinai pasakysiu. Bet jeigu tai pamačius iš loginės pusės, tai tikrai pliusų jo nemažai. Kaip minėjau, turėtų žolės nelyst, jeigu žolė tiesiog sėklas sudiks lengvai, turėtų išsirauti, palaistyti lengviau, patešti lengviau ir sutymę apipjauti lengviau. Tai va tokia idėja, kaip panaudoti seną padangą. Tai aš dar planuoju ir krūmus taip padaryti, nes yra toks dalykas, kad pas mus kažkodėl padėjo tiek ir agrastai, serbentai sunkiau augti ir medžiai, nežinau dėl ko, gal trąšų trūksta, tai nusprendžiau ir tas padangas panaudoti, kad galėčiau pavasarį duoti biškį trąšų, kad jos galėtų startuoti normaliai, tiek vaismedžiai, tiek vaiskrūmiai. Ir matysim, kaip seksis. Jau šiandien su trymė pjoviau aplinkui šitą. Tai galiu pasakyti, tikrai pasiteisina, aišku, tik tais, kai su trymė pjauni, apsitaško tą smulčią žolę, bet tai nieko tokio, tas šienas tik supus. Ne dėl grožio darau, o dėl patogumo. Tai tikiuosi, kad bus viskas šaunu ir puiku. Tai va, jeigu patiko idėja, spausk laiką. Ir ką, tikiuosi greit susitiksim kitam video. Iki.